Norėtųsi dažniau matyti šviežią skumbrę ant mūsų prekystalių, nes vis tiek jos mėsa šviežios gerokai yra geresnė nei šaldytos skumbrės. Ir pats paprasčiausias ir tikrai gerai skumbrės skonį atskleidžiantis receptas yra skumbrės sūdymas. Nuo pirkimo iki dorojimo kiek užtruko, dėl to įdėjau į kibiriuką su ledu ir sniegu. Patikrinti šviežumą galima paspaudus mėsą, jeigu grįžta, reiškia žuvis yra šviežia. Ir dorojam, nupjaunam galvą, puslankį padarom iš vienos, iš kitos pusės. Galima nupjauti papilvę su pelekais. Ir skumbrę galima išdoroti, paruošti sūdymui keliais būdais. Tai yra galima išfiliuoti, galima dėti visą skumbrę, o galima sudėti gabaliukais. Ir sudėjus gabaliukais, tai yra tikriausiai pats paprasčiausias būdas. Skumbrę dažniausiai neplaunu, o sausai išvalau ir reikia išvalyti nuo tų juodulių, kurie yra pilve. Skumbrė gali būti sūdoma ar marinuojama keliais būdais. Gali būti vien tik tai naudojant druską ir cukrų. Ir procentas jisai svyruoja nuo 4 iki 10% druskos sūrime. Nuo to priklauso jos sūrumas ir laikymo laikas. Dažniausiai laikoma kažkur tai apie 10-12 valandų. Jeigu yra sūrumas kažkur tai apie 6%. Na, visiškai kitokia mėsa nei šaldytos skumbrės. Šaldytos skumbrės netgi ir teisingai atitirpintos, jinai tokia košėta pasidaro mėsytė. Supjaustom ir dedam iš karto į indą, kuriame sūdysim. 3 gana didelės skumbrės, jom reikės panašiai apie 1,5 litro sūrimo. Galima į tą patį sūrimą įdėti į kriukus. Ir matosi šviežia skumbrė. O čia vienas iš tų požymių būna, kai šitie kaulai jie pradeda lysti. Čia dar situacija gera yra. Matosi, kad nedaug dienų važiavo iki prekyvietės. Tiem, kas gali Norvegijoje pasigauti skumbrę, aišku, daug galima geresnių pasigaminti patiekalų. Sūdant tokiu būdu mikroorganizmų veikla yra nepageidautina, dėl to švara ji yra būtina. Gabaliukus galim daryti 2-4 cm dydžio. Kažkiek tai skirsis laikas sūdymui. Yra laikas, kiek laikysime, dažniausiai 0 iki 2 laipsnių šilumos laikoma. Sūdysime 6% druskos tirpale. Dedame kiek lauro lapelių, čili, paprika, žirneliais juoduosius pipirus, kalendros pusę šaukštelio. Druską siūlau vis dėlto skaičiuoti procentais. Čia bus 1,5 litro vandens. Dėl to įdėsime 90 gramų druskos, kad būtų 6% tirpalas. Ir galima įdėti
na taip sakykime, 1,5 šaukšto cukraus, jisai jau tenais nenulems. Užpilam verdančių vandeniu ir kai atauš iki kokių 30-40 laipsnių, įdėsim dar šaukštelį aštrių garstyčių. Ir reikia, kad atauštų iki kokių 15 laipsnių. Užpilam sūrimą taip, kad pilnai apsemtų skumbrę. Sūrimo turi būti panašiai tiek pat, kiek skumbrės. Galima prispausti lėkšte. Skumbrę reikės laikyti vėsiai 0,2 laipsnių temperatūroje. 6% tirpale supjaustyta jau bus paruošta po 12-16 valandų. Laikoma, kad 1,5 cm įsisūdo per 12 valandų. Dorota, bet nepjaustyta po paros, nedorota turėtų būti laikoma apie 2 paras. Po to gali atsirasti kartumas nuo tulžies ir fermentacijos. Kartumą priduoda ir žiaunos, jas reikia išimti. Fermentacija minkština žuvį. Jeigu tik iš jūros ir užtikrinti žemą temperatūrą, tai aš skumbrę sūdyčiau visą su visais viduriais. Tai papildoma fermentacija, papildomi skoniai. Bet parduotuvinė ten jau neaišku, kokie procesai prasidėjo, dėl to geriau ją išdoroti sūdant. Bet pilną sūdant skonių bus daugiau, bus švelnesnė. Ir dabar mes ją išdorojam. Ta patį padarom. Ir čia nuimam odelę. Sunkiausia užkabinti galiuką ir visą. Kai užkabinam, tai ta odelė nusilupa 1-2. Ir dabar išimam stuburinį kaulą. Geriausia išimti su pirštais. Kauliukų skumbrė daug neturi. Kaip pavyzdžiui silkę. Va taip, numaunam nuo šonkaulinių kaulų. Ir dabar jau skumbriai nebus nė vieno kauliuko. Ir dabar pamarinuosim. Pusžiedžiais supjaustom svogūnus. Dedam į apačią, galima sluoksniuoti, bet vis tiek reikės permaišyti. Ir taip pat supjaustom gabaliukais skumbrę. Įdedam šaukštelį cukraus, slaptas ingredientas garstyčių šiek tiek, 2 šaukštus natūralaus, čia yra 6% acto ir 2-3 šaukštus gero aliejaus. Viską išmaišom ir po poros valandų marinuota skumbrė bus paruošta. Galėčiau vienu prisėdimu suvalgyti visas 3 skumbrės. Tikrai išėjo skaniai. Nors tai vis dėlto ne etalonas. Ir ne todėl, kad būtų receptas prastas, bet vis dėlto ši žuvis 2 ir galbūt ir daugiau dienų keliavo iki pagaminimo. O jeigu šį receptą panaudosit ką tik pagautai skumbriai, aš manau, tai bus neįsivaizduojamai skanus patiekalas, kurio nepamiršite ir jūs, ir jūsų kolegos žvejai. Jeigu patiko, spauskite like. Daugiau receptų yra skoniogidas.lt, anonsas.lt, viskas.lt. Na ir dešinėje pusėje prenumeratos mygtukas, kad nepraleisti gerų naujų filmų. Skanaus, iki.